Gargždų miestas yra įsikūręs ant Minijos upės kranto vakarinėje Lietuvos dalyje, šalia Klaipėdos su vieninteliu ir neužšąlančiu jūriniu uostu. Čia, Žemaitijos pakraštyje, iš nedidelio pasienio miestelio išaugo Klaipėdos rajono administracinis centras, vienintelis Respublikoje šių teisių neperleidęs kiek vyresniam pagal amžių respublikinės reikšmės miestui Klaipėdai. Gargždams savivaldos privilegiją karalius Stanislovas Augustas suteikė dar 1792 metais, įteisinęs miestelio nepriklausomybę nuo dvaro magdeburginėmis teisėmis ir herbu. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad prieš 750 metų ant aukšto kairiojo Minijos kranto stovėjo Gargždų pilis. Tai patvirtinama Kryžiuočių Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybos akte. Gargždų pilis nelygioje kovoje su kryžiuočiais buvo sudeginta. Miestas kūrėsi dešiniajame Minijos krante. 1510 metais karaliaus Žygimanto Senojo leidimu Gargžduose atidaryta muitinė, kuri turėjo ir savo svarstykles. Čia buvo superkamas vaškas, pardavinėjama druska, keičiami pinigai. Nuo seno Gargždai buvo garsūs savo turgais. 16 šimtmetyje atsiranda svarbus Gargždams objektas dvaras, kurį valdė Žemaitijos seniūnai Kęstgailai. Vėliau XIX amžiuje Gargždų dvarą valdė garsus dvarininkas Renė. Jo rūmuose buvo didelė biblioteka, veikė muziejus su senienų rinkiniais. Dvaro parkas buvo vienas geriausiai sutvarkytų angliško stiliaus parkų Žemaitijoje. Šimtamečiai medžiai ir šiandien teikia gaivią vėsą norintiems pailsėti. Čia stovi kryžius ir paminklas tautos genocidui atminti. O kitoje parko dalyje amžinam poilsiui atgulė žuvę antrajame pasauliniame kare kariai. Seniausiai išlikę Gargždų miesto pastatai – koplyčia ir iš akmenų statyta varpinė. Beveik visas miestas, 253 pastatai, sudegė per 1939 metų kilusį gaisrą. Vėliau Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai padegė daug Gargždų centrinės dalies namų. Daugelis Gargždų miesto praeities faktų tapo žinomi istorikės gargždietės Janinos Valančiūtės dėka. Praeitį mena ir senieji Gargždų gyventojai. Kad aš gimiau, dabartinė Basanavičiaus gatvė vadinos Jeruzalės Ulyčių. Galdinis jauni kaitai labai gudrauoja, kalbant savo dalis jubal, kaliošus nešioja. Kiek aš metų? Jo. Nu aš 14 gimėjimą, bet čia prokau gal. Romuks atėjo, tai jau 6 ar 7 kartą pagal mamos liniją gaus. Ir
dabar tik Klaipėdos gatvė, čia atsikėlėm, karo pirmiau visi pastačius gatvė ir buvom. Ir gyvenom. O dėl tos pačios gatvės pavadinim, tai tą patį ir Jeruzalėmus, ir Senoji, ir Smetonos, Antano Smetonos gatvė, ir Basanavičiaus gatvė. Taip kaip pati seniausia gatvė, čia jau mūsų gatvės patriarchas, kaip tik tai ir apibūdino tą. Tai buvo mūsų linksmybių kalnas. Mes su tėveliais, mamytėm, į didelės fogės, susėsdavom visą gatvę ir žinot, kokius 3-4 valandas ir atsivažinėdavom. Žodžius į kalną laikas tom, tėveliai vairaun, buvo linksmybių tada. Jaukų, pasakų, dainų, griuvė. Užaukime dainą, kurią Lietuvoj, dainuotos vaikai ir anūkai. Paskutiniais dešimtmečiais Gargždai buvo laikomi labai sparčiai augančių miestų ir palyginami nebent su Elektrėnais. Tūkstantasis jo gyventojas, Jonukas Jurevičius, gerokai ūgtelėjo ir jau lanko darželį. Žinau štai ką, kad darželyje Saulutė yra toks berniukas Jonukas Jurevičius. Lanko šitą darželį. Tai 15 tūkstantasis Gargždų miesto gyventojas. Pacinikit laikų! O gegužės mėnesį jis taip pat atšventė jubiliejinį 5 metukų savo gimtadienį. Sveikiname! Kalno miestas, pakalniai upė, bažnyčia, paštas, maža kavinukė. Čia plačios gatvės, žaliuoja liepos, o miesto parkas pažaisti kviečia. Mokyklos, turgelis, knygynas, ledai. Aš čia gyvenu, čia mano Gargždai. Vos 3 ketvirčio prenumeratą. Noriu įteikti šio renginio vedėjai Daliai Daugėlienei. Klaipėdos rajono gyventojai etninė, kultūrinė prasme yra 2 sanklodų junginys. Vieną dalį sudaro žemaitiškoji Didžiosios Lietuvos, o kitą beveik 700 metų vokiečių valdžioje buvusio Klaipėdos krašto lietuvininkų. Tačiau Gargždai pasienio ruože visada buvo Lietuvos pusėje ir spaudos draudimo laikotarpyje per jį į Lietuvą buvo vežama lietuviška spauda. Gargždai nuo seno yra katalikiškas miestas. Bendruomenę vienyje 1990 metais pastatyta Švento Archangelo Mykolo bažnyčia, kuri yra tapusi savotišku miesto simboliu. Tūkstantis 960 metais pastačius statybinių medžiagų gamyklą, miestas ėmė dar sparčiau plėstis. Kūrėsi naujos įmonės, o kartu buvo statomi gyvenamųjų namų kvartalai. Kasmet gražėjantis Gargždai pasipuošę žaliais gojais ir gėlynais.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, sparčiai augo ir pramonė. Gargždiškių plytas į mūrą dėjo Tarkolūkinės statybos organizacija, vėliau peraugusi į akcinę bendrovę Gargždų statyba. Šiandien ji yra viena iš stipriausių statybinių įmonių, kuriai buvo patikėta statyti Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus administracinį pastatą su pinigų saugykla. Statybos darbus taip pat atlieka akcinė bendrovė Hidrostatyba, o ten, kur reikia metalo konstrukcijų montavimo, darbo imasi Gensina. O pagal naujausias technologijas įvairiausių rūšių stogo dangas gamina mieste įsikūrusi bendra Rusijos Lietuvos įmonė Gargždų Mida. Šios įmonės produkcija įvertinta tarptautiniu sertifikatu. Viena iš seniausių mieste įmonių yra Geonafta. Išžvalgo naftingus telkinius, gręžia ir ruošia eksploatacijai gręžinius. Naftą išgauna taip pat Minijos nafta, Genčių nafta, Manifoldas. Iš viso Lietuvoje eksploatuojami 36 naftingi gręžiniai. Naftą transportuoja uždaroji akcinė bendrovė Palva. Ji taip pat gamina automobilines priekabas. Naftos gavybos ir naudojimo ratą užbaigia Drevernos degalinės. Jos išpilsto iš naftos pagamintus degalus. Pati stambiausia ir kartu jauniausia Gargžduose įmonė Master Foods Lietuva. Tai dukterinė Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos įmonė, gaminanti ėdalo šunims ir katėms. Įmonėje dirba apie 840 darbuotojų. 4% šios produkcijos parduodama Lietuvoje, likusi eksportuojama. Bendra Lietuvos ir Norvegijos įmonė Dolena gamina rąstinius namus iš apvalių pušies rąstų. Tokie namai yra labai jaukūs ir atspindi natūralų gamtos grožį. Kiekvienas namas yra surenčiamas įmonėje, vėliau jis išardomas, transportuojamas ir surenkamas statybos vietoje. Apie 95% produkcijos eksportuojama į Šiaurės ir Centrinę Europą. Unikalius namo puošybos raižinius bei dekoratyvinius baldus gali pagaminti gargždietis Saulius Rumbutis. O Petrui Balsiui labiau pasiseka prašnekinti medį drožybą. Jis yra skulptūros Gargždiškis autorius. Gargždai turtingi audėjomis, pynėjais, kalviais. Pynimu iš vytelių užsiima ištisos kartos, viena iš jų Stalaučinskai. Tautodailininkai, vadovaujami Gedimino Rudžio, ruošia parodas, kuriuose dalyvauja tapytojai Juozas Ramanauskas, Aldona Jonikienė, Gintautas Našlėnas, Laima Grikšaitė Kirienė ir kiti auksarankiai. Miestas didžiuojasi čia gimusiais, augusiais, vėliau tapusiais žinomais žmonėmis, kultūros ir mokslo veikėjais. Tai kunigų kanauninkų, poetų ir rašytojų, visuomenės veikėjų Mykolu Vaitkumi, iš Gargždų kilę net 3 akademikai. Literatūrologas Jonas Lankutis, matematikas ekonomistas Eduardas Vilkas, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juotka, o taip pat rašytojai Butkų Juzė, Petras Dirgėla ir kiti.
Nemažai poezijos knygų yra išleidusi gargždietė poetė Dalia Kudžmaitė Balsienė. Na ir norėdami, kad prisimintumėt šį renginį, noriu padabinti su Gargždų jubiliejinė simbolika. Savo gerbėjų turi kaimo rašytojų sąjungos narė Snieguolė Liucija Žukauskienė. Ji ne tik rašo eiles, bet ir savo vizijas išlieja akvarele. Pirma, aš matau paveikslą, jį nutapau. Paskui aš jį žiūriu, kodėl jisai yra toks, o ne kitoks. Aš jį pradedu analizuoti. Ir paskui pati savo turiu, pirmiausiai savo, išsiaiškinti, ką aš tame paveiksle parodžiau. O paskui jau galiu pasakyti kitiems. Yra ir daugiau kuriančių ir rašančių gargždiškių. Didelį pasisekimą turi vakarai, kuriuose savo kūrybą skaito Antanas Saja, Albinas Klizas, Diana Juščienė Trionytė. Vytautas Rimavičius savo kūrybinės jėgas išmėgino ne tik poezijoje ar prozoje, bet ir dramaturgijoje. Daugelio pradedančiųjų poetų pirmieji kūriniai spausdinami rajono laikraštyje Banga. Laikraštis su savo skaitytojais bendrauja ne tik per spaudą, bet organizuoja ir įvairias akcijas, susitikimus. Gargžduose yra Minijos ir Kranto vidurinės bei Vaivorykštės gimnazija, vaikų muzikos, sporto mokyklos. Savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, kultūros centras. Šiuo metu miesto kultūros centre veikia daugiau kaip 20 meno kolektyvų, kuriuos lanko per 300 narių. Labiausiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje šokių ir dainų ansamblis Minija. Centre sėkmingai dirba etnografinis ansamblis Cirulėlis, vaikų šokių ansamblis Trepsiukas, moterų choras Elegija, pučiamųjų orkestras Gargždupis, vyrų choras Jovaras ir kiti kolektyvai. Sporto mokykla ruošia pamainą rajono futbolo komandai Banga. Kas žino, gal ir iš jų išaugs respublikinio ar net europinio lygio futbolo žaidėjų. Maloniai praleisti laiką autobuse. Bet pelno jūs turite ir matomai nemažai, jeigu dar sugebate kažkur tai tuos laisvus pinigus atliekamus realizuoti. Būtent, kur jūs tai darot? Tų pinigų atliekamų, taip, juos galime investuoti ir kažkur tai gražinti, gerinti ar autoservis, bet aišku ir sportininkams, kadangi pats esu sportavęs, tai varžyboms ten Edvardas Šauklys yra toks treneris, sportinis klubas Samsonas, labai prisidedam prie jų, reiškia jaunimą jis subūrė štangistus,
kažkaip taip nueini, prisimeni savo jaunys, pamatai, kaip tas jaunimas treniruojas, o neina į gatvės. Taip kažkaip tai norisi tam jaunam žmogui padėti, kai jisai kažką tai pasiektų. Gargždų miestas plėtoja kultūrinius ryšius su kitais kūrybiniais kolektyvais ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Šimtmečius pragyvenę Gargždai liko jaunatvišku miestu. 50 metų Gargždų jubiliejaus garbei! Ugnis! Noriu pasveikinti visus gargždiečius. Noriu palinkėti jums gero gyvenimo. Noriu palinkėti jums matyti ateitį perspektyvą, ypatingai štai šitiem tam jaunimui, kuris čia įsirikiavo pirmose eilėse. Ir su pačiais geriausiais linkėjimais noriu pasveikinti jūs visus ir taip pat padovanoti paveikslą arba tiksliau to paveikslo kopiją, kuris yra originalas. Tai nutapyta, žinoma, jis yra seniai, dar prieš karą. Tai yra pats aktas Lietuvos karaliaus pirmojo ir vienintelio Mindaugo karūnavimo scena. Aš manau, kad savivaldybė suras, kurį pakabinti, kad prisimintumėt tas dienas. Čia yra atitinkamas užrašas, kuris kalba apie šitą istorinį įvykį. Todėl perduodu šį paveikslą merui ir linkiu sėkmės visiems. Visų gargždiškių vardu, svečių vardu, dėkoju premjerui Algirdui Brazauskui
Šiandien didžiuojasi gargždai ir gausybė kitų žmonių, kurių nepažįstame, kurie yra tik žmonės, gargždų žmonės.